Klaipėdos valdžia uostamiesčio gatvėse nenori matyti aplinkinių rajonų gyventojų automobilių. Pradėta kurti aikštelių sistema, kurioje žmonės turėtų palikti mašinas ir toliau važiuoti autobusais. Mūsų tikslas yra juos prie miesto ribos sustabdyti. Miesto vairuotojams geresnis gyvenimas žadamas gruodžio 19-ąją. Iki šios datos ketinama atidaryti Pilies tiltą. Pats tiltas, aišku, laukiamas. Rangovai pažadėjo, jeigu nebus force mažorinių aplinkybių, kad tai dienai jis bus atidarytas. Pakrikštytas naujas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas. Aukšti valdžios pareigūnai įsitikinę, jog tik jūrinės krypties laikymasis padės universitetui išlikti. Kitaip perspektyvos liūdnos. Vienintelis šansas, ko gero, išlikti Lietuvoje universitetų, Klaipėdos universitetui, jeigu jie paims aiškiai regionui reikalingą specifiką. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.